tiesiog perkelt savo dėmesį į kūno pojūčius, pajaust, kad esi čia, kad sėni, kad tau nereikia nieko dabar padaryti, nuveikti, pasiekti, suprasti, net teisingai pamedituoti nereikia. Tu tiesiog esi čia ir pastebi savo patyrimą. Ir gali patyrinėti tą dalį savo proto, kuri užsiima lūkesčiais savo. Kaip tau tikėjaisi, kad tau seksis gyvenime, ką tu įsivaizduoji, kad turėtum galėti, at kokių iš vis lūkesčių turi. Gal esi truputį linkęs stengtis ir idealiai viską daryti, nes yra lūkestis, kad nebus klaidų ir viskas super gausis. Tiesiog pasmalsauk. Kai eini kasdienybėj, kai dabar va čia esi, kokie yra tavo tokie įprastiniai, kasdieniai, o gal ne visai kasdieniai, lūkesčiai savo ir kiek tu pats juos atitinki. Taip, nuo 0 iki 10, kiek pataikai į savo lūkesčius savo. Kaip tau sekasi? Ir kažkas jausis, kad aš okei su savim, aš taikoj. Net jeigu ir yra kažkokie lūkesčiai, jie galbūt nėra reikšmingi. O kiti pastebėst, kad nemaža dalis jūsų nerimo, pergyvenimo, proto tokio triukšmo yra susiję apie bandymą pataikyti tos lūkesčius, išpildyti, atspėti. Ir smagiausia dalis visada yra ta, kad tu esi tas šeimininkas tų lūkesčių. Tu kažkada nusprendei, priėmei iš kitų pasiūlymų, pats sugalvojai, nusižiūrėjai nuo kaimyno ar suolo draugo, kad aš toks turėčiau būti, tada ir tada, tą ir tą turėčiau galėti, gebėti, turėti. Pasiskolinai vieną kitą aplinkos istoriją, kada, kiek metų, kokia padėtis, kokie gebėjimai, dar kas nors. Ir vis kažkur, jei turi tokių, tai vertinis. Tai gali tiesiog pripažinti, pasveikinti viską, ką dabar pastebėjai. Jausmus, mintis, pojūčius, situacijas, jeigu tokios iškilo. Tiesiog pripažinti. Nereikia to nei pakeisti, nei pataisyti. Tik matyti, jo. Taip atrodo, taip jaučiuosi, taip kūnas patiria. Ir klausimas yra net ne tai, kiek tu tų lūkesčių pataikai ar nepataikai. Pavyko tau įsipaišyti tą savo sugalvotą versiją, istoriją ir įsivaizdavimą ar nelabai. Žymiai svarbiau yra, kaip tu reaguoji pats į save, į savo gyvenimą, į savo savijautą ir elgesį, kai nepataikai. Kokie tavo įpročiai? Jei netitinki lūkesčio, jei netitinki plano,
Jei planavai šiandien pabaigti, o matai, kad pabaigsi tik tais ketvirtadienį. Jei galvojai, kad jau būsi kažkuo šiai dienai, o vis dar nesi, ką tada darai? Ar graužiasi? Ar pyksti? Ar nusivili? O gal nuleidi rankas, nes nėra prasmės tada stengtis ir gyventi ir daryti kažką. Koks įprotis? Ir koks jis bebūtų, tau atrodo, kad jis naudingas, tau atrodo, kad jis veikia, todėl jį ir turi, todėl jis ir tapo tavo įpročiu. Tai gali tiesiog švelniai, paprastai pripažinti. Va taip. Ir taip pasveikinti. Pabūt su tuo truputį dėmesingai, su to pastebėjimu. Pas mane? Va taip. Ir gali duoti tokios erdvės, vietos savo jausmuose, mintise, kūne, visom reakcijom, kurios dabar tave lanko. Nesvarbu, ar tai būtų mintis, ar labiau emocijos, o gal pojūčiai kažkur. Tiesiog erdvės ir vietos. O kaip manai, kokius lūkesčius ir reikalavimus turi meilė? Vat pati meilė ateina ir sako, žiūrėk, išpildysi šitą sąrašą, o aš tave mylėsiu. Taip būna. Tai kai tu neišpildai savo paties lūkesčių sąrašą, kai tau nesigauna taip, kaip tu įsivaizdavai, kad turi gautis. Švelniai susimelgės, ar ne? Grauži, padraži, ar ne? Kai mūsų protas bando priversti save mylėti, tai jam atrodo, kad mylėsiu tada, kai patiks, o patiks, kai bus kaip aš noriu. O jei susiduri su taika ir meilė, tai ten nėra jokio reikalavimo, nėra jokio papildomo lūkesčio tau. Tai ar sutiktum bent trumpam surizikuot ir tarsi nuleistą apsauginę sieną, kurią savo pastatai, kad va, aš turiu atitikti šitos lūkesčius, aš turiu išpildyti kažkokius tai reikalavimus, aš turiu būti toks ar tokia. Ir tada jau bus viskas gerai su manim. Ar sutiktum nuo to pasitraukti ir pasižiūrėti, kas bus. Ką jeigu visi tavo lūkesčiai ir reikalavimai yra neprivalomi? Tam, kad būtų ramybė. Tam, kad būtų mylimas ir palaikomas.
Jie gimė tik iš tos idėjos, kuri gyvena protė, kad jis kažkoks nepakankamas, kad turi užsitarnauti, kad turi pasistengti, kad turi tapti naudingu, reikalingu, būtinu. Tik todėl, kad viduje buvo įpratis. Jei nuspręsiu, kad su manim kažkas ne taip, nubausiu. Ir tai nebebūtina. Nes taip dažnai protas stengiasi tapti meilę, mylėti, įkalbėti save. Ir labai sunku. Nes negali. Jis nemoka, nes nežino kaip. Nes meilė yra jau dabar. Tai gali pasmalsauti ir tuo pačiu lyg ir surizikuoti. Paleisti tą lūkestį, pasitraukti, tarsi žingsnį atgal nuo savo paties reikalavimo ir spaudimo. Ir pažiūrėti, kas nutinka, kas įvyksta, jei to nedarai. Jeigu tau daugiau nieko nereikia įrodyti, pasiekti, nusipelnyti. Nes tai jau tau prieinama. Ką galbūt atrodo, kad nustosi daryti arba pradėsi daryti. Jei nebereikia išpildyti lūkesčių reikalavimų. Jei tu tiesiog esi čia. Va taip. Ir ar galėtų to būti pakankama dabar? Ar sutiktum atsiverti ir įsileisti meilę, net jeigu tu neišpildai savo paties įsivaizdavimą. Ir net jei neišpildai kitų įsivaizdavimų. Net jei jokių įsivaizdavimų neišpildai per šitas 14 minučių. Ar leis savo pasimatuoti, paragauti, koks aš, kai nepildau lūkesčių, kai nebandau išspausti iš savęs kažkokių reikalavimų įvykdymo. Koks tavo santykis su savim, su gyvenimu, su tuo, ką patiri dabar. Ir gali leisti sau ilsėtis, bent trumpam, tu erdvėj, kur tau nereikia nieko įrodyti ir nieko pasiekti, nes tu jau esi ir tai pakankama.
Ir gali leisti savo giliai, giliai kvėp. Ir iškvėpdamas pereik dėmesį per kūną iki pat pieno. Ir dar kartą. Ir kai tau bus patogu, gali atsimerkti, pasijudinti ir keliauti toliau.